Išdygo ąžuolas, žalioj girioj, tegyvuoja Lietuva, visos meilės apšviesta. Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus. Su jumis yra Krikščioniškosios kultūros instituto direktorius Aleksandras Stralcov, o šiandien atkreipsime dėmesį į labai svarbų Lietuvos istorijos momentą – Mindaugos karūnavimą Lietuvos karaliumi. Šis tekstas, kurį dabar perskaitysiu, buvo paskelbtas 1951 metais antrajame laikraščio Laiškai lietuviams numeryje. Teksto autorius tikriausiai buvo šio periodinio leidinio redaktorius kunigas jėzuitas Juozas Vaišnys. Straipsnio pradžia. Prieš 700 metų, 1251 metų pradžioje Lietuvos valstybės kūrėjas, didysis jos kunigaikštis Mindaugas, apsikrikštijo su savo šeima ir dideliu lietuvių būru. Popiežius Inocentas IV savo bulėje nurodo, kad krikštą priėmė didelė daugybė lietuvių pagonių, numerosa multitudo paganorum lotyniškai. Apie savo krikštą Mindaugas painformavo popiežių, pasiųsdamas delegaciją ir prašydamas priimti jį bei visą lietuvių tautą į savo globą. 1251 metų Liepos 17 diena popiežius Inocentas IV raštu pareiškė, kad jis su džiaugsmu sutinka globoti Mindaugą ir visus jo krikščionis. Popiežius kreipėsi ir į kaimyninius vyskupus, kad jie paremtų Mindaugą pradėtą Lietuvos krikščioninimo darbą. Pirmuoju Lietuvos vyskupu buvo paskirtas vokietis Kristijonas, o jam talkininkavo pranciškonai ir dominikonai. Maždaug tuo pačiu laiku buvo paskirtas ir kitas vyskupas dominikonas Vytas, kurį įšventino Gniezno arkivyskupas. Pirmoji vyskupija buvo įkurta Žemaitijoje, Raseinių ir Betygalos srityse, o antroji pietinėje Lietuvoje Jotvingių žemėje apie Veisiejus. Iš abiejų vyskupijų Mindaugas pasiryžo sudaryti Lietuvos bažnytinę provinciją, tiesiog priklausančią nuo švento sosto. Inocentas IV šį Mindaugo norą nuoširdžiai parėmė. Vyskupas Kristijonas pasiekė ištikimybę pačiam popiežiui. Popiežius įgaliojo vyskupą Kristijoną vainikuoti Mindaugą Lietuvos karaliumi. Vainikavimo iškilmės įvyko 1253 metais. Šie faktai rodo, kad Lietuvos krikšto klausimas buvo išspręstas iš pačių pagrindų. Priimdamas krikštą ir karūnuodamasis Lietuvos karalium, Mindaugas įsijungė su visa tauta į katalikų bažnyčią ir krikščioniškųjų tautų šeimą. Taigi formaliai viskas buvo atlikta, kad krikščionybė galėtų toliau plėstis Lietuvoje. Yra klausimas, ar Mindaugas išliko katalikas? Krikščionybės įvedimas Lietuvoje sutapo ir su Lietuvos valstybės organizavimo pradžia. Dėl to Mindaugą rūpesčiai buvo dvejopi – stiprinti krikščionybę ir pačiam išsilaikyti savo pozicijoje. Tada be abejo nestigo konkurentų nenorinčių jam paklusti. Prie politinių jo priešų jungėsi ir užsikritę senojo tikėjimo šalininkai. Be to ir kalavijuočiai su kryžiuočiais nenustojo puldinėti Lietuvos. Mindaugas turėjo grumtis su šiais savo priešais. Kai kurie istorikai mano, kad jis, leisdamasis į kovą su krikščioniškuoju ordinu, atkritęs ir nuo katalikų bažnyčios, bet paskutiniųjų istorijos šaltinių tyrinėjimas tai paneigia. Mindaugas kovojo ir toliau su kryžiuočiais tik kaip su politiniais Lietuvos priešais. Ir nužudytas jis buvo ne tik kaip Lietuvos vienytojas, kas ne visiems patiko, bet ir kaip jos krikštytojas, valdovas katalikas. Po Mindaugo mirties ir po vidaus kivirčų visi didieji Lietuvos kunigaikščiai, pradedant Traidinių ir baigiant Kęstučiu, nebestatė klausimą, ar krikščionybę įvesti, bet rūpinosi, kaip ją krašte išplėsti. Jie nekovojo su krikščionybė valstybės viduje, priešingai
buvo susirūpinę, kaip gauti kunigų ir vienuolių, kurie skleistų naująjį tikėjimą, nesikėsindami į pačią valstybę, kaip darė kryžiuočiai. Pavyzdžiui, Vytenis po gero puskapio metų nuo Mindaugo mirties prašė ordiną atsiųsti į Lietuvą kunigų, bet šis atsiuntė ne kunigus, o kariuomenę. Maža to, ordinas net suminėjo kunigus vykstančius į Lietuvą. Naujo krikšto klausimas nebuvo aktualus, nes krikščionybė dar buvo gyva. Reikėjo tik ją palaikyti ir plėsti. Bet politinės sąlygos tam buvo labai nepalankios. Net ir Gediminas, kurs rimtai svarstė pravesti Lietuvos krikščioninimą platesnių mastų, pagaliau turėjo nuleisti rankas. Popiežiaus pasiuntiniams jis tik pasakė, kad Lietuvoje krikščionims yra duota visiška laisvė ir čia yra daug vienuolių, pranciškonų bei dominikonų, kurie turi savų bažnyčių ir laisvai skelbia krikščionybę. Jis prašė popiežių ir toliau siųsti į Lietuvą kunigų ir vienuolių, kuriems užtikrina visišką veikimo laisvę. Iš istorijos žinome, kad vienas kitas vienuolis dirbo net didžiųjų Lietuvos kunigaikščių raštinėse. Istorikas Antanas Alekna, kunigas, tvirtina, kad panaši katalikų tikėjimo laisvė buvusi ir Kęstučio Algirdo laikais. Algirdo didikas lietuvis Goštautas parvežęs iš Lenkijos 12 pranciškonų ir pastatęs jiems Vilniuje vienuolyną. Istorikai šiandien paneigia spėjimą, kad šie pranciškonai būtų buvę pagonių užpulti ir išžudyti. Bendrai apie tokius krikščionių persekiojimus, kokie yra buvę kituose kraštuose, istorijos šaltiniai ir kronikos nieko nesako. Tokia krikščionybės padėtis truko ir iki Vytauto ir Jogailos laikų, kai antrą kartą ir galutinai Lietuva buvo įjungta į katalikų bažnyčią. Tai nebuvo naujas krikštas, bet anot mūsų istoriko Zenono Ivinskio antras Lietuvo krikšto etapas. Tai buvo jau masinis, kiek pavėluotas, bet ne pirmasis tautos krikštas. Pirmasis kryžiaus ženklas lietuvių tautai buvo įspaustas karaliaus Mindaugo ir niekad jis nebuvo išnaikintas. Jis pasiliko apsikrikštijusių lietuvių sielose iki antrojo krikšto. Dėl to pirmuoju Lietuvos krikštu yra laikytinas Mindaugo krikštas. Kitų tautų pavyzdžiai. Lenkai istorikai vis dar mums pakiša mintį laikyti Lietuvos krikščionybės pradžią nuo Lietuvių Lenkų unijos užuomazgos. Bet patys Lenkai savo tautos krikščionybės pradžią skaito nuo Mieško I apsikrikštijusio 967 metais, nors karalius vainiką yra gavę ir bažnytinė administracija sutvarkė tik jo įpėdiniai. O pagonių kunigaikščių pasipriešinimas buvo įveiktas ir krikščionybė sustiprinta tik maždaug po 100 metų. Savo krikštą Lenkai gavo iš čekų, tačiau ir čekų krikščionybė turėjo panašių sunkenybių. Pirmą kartą 18 kunigaikščių su savo tarnais apsikrikštijo Regensburge Vokietijoje 845 metais. Šis įvykis laikoma oficialia krikščionybės pradžia čekų tautoje, nors dar turėjo praeiti 150 metų iki buvo įsteigta pirmoji čekų vyskupija Prahoje. Net toks gerai žinomas Vengrijos karalius Šventasis Steponas, jų valstybės kūrėjas ir krikštytojas 997 metais, turėjo nepaprastai daug kovoti su kitų kunigaikščių pasipriešinimu ir pagonių reakcija. Jam mirus karalius Vladislavas I turėjo vėl daug ką pradėti iš naujo, kad krikščionybė galėtų išsilaikyti. Panašiai ir Danijos krikštas buvo pradėtas 850 metais vokiečių vyskupo Ansgaro. Šie metai yra laikomi Danijos krikščionybės pradžia, nors antrą kartą teko ją su anglosaksų pagalba gaivinti ir galutinai sustiprinti tik po 185 metų. Tokių pavyzdžių galima būtų rasti ir daugiau, nes krikščionybės kelias daugelėje tautų buvo panašus. Tai yra visiškai suprantama, būtų neprotinga norėti, kad krikščionybė atnešta į pagoniškus kraštus staiga ir visų platumų išsikleistų.
neišsiskleidė jį visų platumų ir Lietuvoje, net po Vytauto Jogailos krikšto. Turėjo dar praeiti apie porą šimtų metų, iki visa tauta krikščionybę priėmė ir pradėjo su ją susigyventi. Kadangi Mindaugo įdiegta krikščionybė nebuvo visai nutraukta, tik įvairių sunkumų kliudoma išsiskleisti, dėl to jos ir nereikėtų mums atsisakyti. Mes turėtume pasiekti kitas tautas ir savo krikščionybės pradžią jungti su Lietuvos valstybės pradžia. Reikėtų jungti dėl to, kad pirmasis sujungtos tautos valdovas buvo drauge ir pirmasis lietuvių tautos krikštytojas. Tautos krikštas mus įpareigoja. Švento Jono apreiškime yra kalbama apie didelis minias iš visų tautų, giminių ir kalbų, susitelkusias ties avinėlio sosto, apsivilkusias baltais rūbais ir garbinančias viešpatį. Mūsų tauta, gavusi tą baltą rūbą Mindaugo laikais ir išnešiusi į savo kovose, kančiose, į sielvartuose jau 700 metų dalyvauja viešpatės garbinime. Ir lyg kokia milžiniška procesija nuo Mindaugo iki dabar išsitęsia per visą mūsų istoriją, vis gausėdama, vis plačiau išsiliedama. Tačiau jos kelias dažnai yra panašus Kristaus keliui ir Kalvarijos kalną. Kankinių kraujas daug kartų laistė mūsų žemę. Pirmasis už katalikišką tikėjimą žuvo pats tautos krikštytojas, Dujų sūnus ir daugelis valstybininkų. Daug kentėti turėjo ir pirmieji du vyskupai ir daugelis tikinčiųjų. Kraujo ir kančios kelias tebesitęsia ir dabar. Mes esame tolimi ainiai tos pirmosios mūsų krikščionybės. Esame paženklinti tuo pačiu tikėjimo ženklu ir net tą pačią kančią. Tautos krikštas yra ryšys, kurs jungia lietuvį su lietuviu ir visa lietuvių tauta su Dievu. Tokiu būdu pakrikštytoji tauta tampa nebeatskiriama nuo savo Dievo ir bažnyčios. Ir dabar su kiekvienu žudomu lietuviu yra žudoma ir pati krikščionybė mūsų tautoje. Tautos krikšto ženklo nebeužtrinsi, jį gali sunaikinti tik sunaikinęs gyvą tikintį lietuvį. Mūsų atsakomybė, kurie jaučiame tą gyvą ryšį su krikščionybės pradžia savo tautoje, šiais laikais yra nepaprastai didelė. Nuo mūsų priklauso, ar tą krikščionybę išlaikysime ir perduosime gyvą, gają ir veiklę tolimesniems kartoms. Pirmojo tautos krikšto sukaktis mums turėtų priminti šimtmečių kartojimą įpareigojimą tęsti krikščioniškąją kovą toliau, nežiūrint, kaip baisus būtų mūsų priešai ir kaip sunkios kovos sąlygos bei nepalankios aplinkybės, kuriuose esame. Mūsų parapijos, organizacijos ir laikraščiai neturėtų praleisti šios retos ir gražios sukakties, tinkamai jos nepaminėję. Ačiū Jums, su Dievu. Ir iš gyvo ąžuolo